Gaujų karai - serialas, kuris žiūrovus nukėlė tiesiai į pavojingą Lietuvos 90-ųjų pasaulį. Tikros istorijos, nusikalstamos grupuotės, įsimintini personažai ir nemažai detalių, kurios liko už kadro. Šiandien trumpai peržvelgsime įdomiausius Gaujų karų faktus ir tai, ko apie šį serialą galbūt dar nežinojote. Kino paslaptys. Gaujų karai smaugliai - projektas, kuriam ruoštasi ypač rimtai. Gaujų karai smaugliai buvo pirmasis originalus GAU3 serialas, todėl kūrėjai į projektą žiūrėjo labai rimtai. Didžiausias iššūkis buvo kuo tiksliau atkurti 90-uosius laikotarpį, kuriame vyksta istorija. Tam buvo ieškoma senų automobilių, to meto drabužių, tinkamų interjerų ir kitų smulkių detalių, kad serialas atrodytų kuo autentiškiau. Panašu, kad toks pasiruošimas pasiteisino. Po pasirodymo smaugliai sulaukė labai didelio žiūrovų susidomėjimo ir anot TV3 grupės net viršijo GAU3 žiūrimumo rekordus. Kitaip tariant, pirmasis originalus platformos serialas iš karto tapo vienu sėkmingiausių projektų ir parodė, kad žiūrovams Lietuvos kriminalinės 90-ųjų istorijos yra labai įdomios. Smaugliai buvo kuriami ne tik Lietuvos žiūrovams. Nors Gaujų karai smaugliai yra labai lietuviškas serialas su mūsų 90-ųjų atmosfera, vietiniais personažais ir kriminalinio pasaulio istorijomis, kūrėjai nuo pat pradžių žiūrėjo kiek plačiau. Serialas buvo planuojamas rodyti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse - Latvijoje bei Estijoje. Tai reiškia, kad projektas iš karto buvo kūrimas kaip didesnis GAU3 kūrinys ir ne vien tik skirtas Lietuvos auditorijai. Ir tai visai logiška, nes 90-ųjų kriminalinis laikotarpis buvo pažįstamas ne tik Lietuvai, panašių istorijų grupuočių ir chaotiško laikmečio patirčių turėjo visas regionas, todėl serialo tema galėjo būti suprantama ir už Lietuvos ribų. Galima sakyti, kad smaugliai buvo vienas iš tų bandymų parodyti, jog lietuviškas serialas gali būti įdomus ne tik mums patiems, bet ir platesniai Baltijos auditorijai. Princai buvo filmuojami tikrose kriminalinio pasaulio žmonių namuose. Kuriant antrąją Gaujų karų dalį, Princus kūrėjai norėjo, kad 90-ųjų kriminalinis pasaulis atrodytų kuo tikroviškiau. Todėl kai kurios scenos buvo filmuojamos ne studijoje, ne specialiai pastatytose dekoracijose, o tikrose namuose bei interjeruose, kuriuose anksčiau iš tiesų gyveno nusikalstamų grupuočių atstovai. Tai reiškia, kad dalis prabangiai atrodančių kambarių, kuriuos matome seriale, nėra vien dailininkų fantazija. Tos vietos realiai buvo susijusios su žmonėmis iš to laikmečio kriminalinio pasaulio, todėl serialas automatiškai gavo daugiau autentiškumo. Be to, pasiruošimas Princams truko beveik metus. Režisierius Ramūnas Rudokas yra sakęs, kad pasiruošimo šiam projektui reikėjo net daugiau nei kai kuriems kino filmams. Kūrėjai labai daug dėmesio skyrė lokacijoms, aktoriams, kostiumams ir bendrai 90-ųjų atmosferai. Pati istorija buvo įkvėpta Šiauliuose veikusios nusikalstamos grupuotės vadintos Princais, todėl tokios autentiškos filmavimo vietos serialui tiko idealiai. Tadas Green filmavimo metu iš tikrųjų suvalgė aštrų pipirą. Filmuojant Gaujų karai Princai nutiko gana juokinga situacija. Tadas Green vaidinęs princą buvo pralaimėjęs lažybas, todėl vienoje scenoje turėjo iš tikrųjų suvalgyti aštrų pipirą. Žilvinas Stratas pasakojo, kad kai Tadas pradėjo valgyti tą pipirą, visa filmavimo komanda prapliupo juokais. Dėl to buvo sunku susikaupti ir normaliai nufilmuoti sceną, bet galiausiai jiems tai pavyko. Tai buvo ne kažkoks specialiai parašytas triukas ar imitacija, aktorius iš tikrųjų turėjo suvalgyti aštrų pipirą vien dėl pralaimėtų lažybų. Tokios smulkmenos ekrane gali atrodyti visiškai paprastai, bet kaip matote už kadro, kartais slepiasi visai kita istorija. Bakso vaidmuo aktoriui prilipo net už filmavimo aikštelės ribų. Šarūnas Datenis vaidinęs Baksą į šį personažą ėjo gana giliai. Kad geriau suprastų 90-ųjų kriminalinį pasaulį ir to meto Gaujų elgesį, aktorius specialiai domėjosi tuo laikotarpiu. Jis skaitė apie nusikalstamas grupuotės ir bandė kuo tiksliau perprasti savo veikėją. Baksas seriale yra grubus, agresyvus ir labai daug keikiasi. Po ilgesnio filmavimo Datenis pastebėjo, kad dalis personažo įpročių pradėjo persikelti į jo kasdienybę. Keiksmažodžiai kartais išsprūsdavo net tada, kai kameros būdavo išjungtos, todėl aktoriui teko save šiek tiek sąmoningai stabdyti. Pats Datenis yra pasakojęs, kad tokie vaidmenys pareikalauja nemažai vidinės įtampos, o po filmavimo nuo personažo ne visada pavyksta atsiriboti iš karto. Ledlaužio istorija paremta tikru žmogumi ir tikra milžiniška policijos operacija. Gaujų karai Ledlaužis išsiskiria tuo, kad pagrindinė istorija nėra visiškai išgalvota. Pagrindinio veikėjo Vilko personažą įkvėpė tikras Klaipėdos kriminalinio pasaulio žmogus Sergejus Beglikas.
Jo istorija buvo tikrai neeilinė. Po sunkios avarijos jis liko prikaustytas prie neįgaliojo vežimėlio, tačiau tai nesutrukdė jam ir toliau būti siejamam su organizuotu nusikalstamumu bei vadovauti žmonėms aplink save. Dar įdomiau tai, kad pats pavadinimas Ledlaužis nėra tiesiog gražiai sugalvotas serialui. 2019 metais Lietuvoje iš tikrųjų vyko didelė teisėsaugos operacija tokiu pavadinimu. Joje dalyvavo daugiau nei 500 pareigūnų, buvo atliekama daugybė kratų ir sulaikymų susijusių su organizuotu nusikalstamumu. Taigi ši gaujų karų dalis stipriai remiasi tikrais įvykiais, nuo pagrindinio veikėjo prototipo iki realios vienos didžiausių teisėsaugos operacijų. Dėl to Ledlaužis labiau primena kriminalinės Lietuvos istorijos ekranizaciją, o ne visiškai išgalvotą serialą. Karveliuose keliems aktoriams tai buvo pirmas rimtas serialo vaidmuo. Gaujų karai karveliai kai kuriems aktoriams tapo gana svarbių karjeros etapų. Pavyzdžiui, Justui Terteliui ir Gabrieliui Ladigaitei tai buvo vieni pirmųjų didesnių vaidmenų televizijos seriale. Įdomu tai, kad iki filmavimų jie vienas kito gerai nepažinojo, tačiau seriale teko vaidinti gana artimus ir emociškai sudėtingus santykius. Tai reiškia ne tik daug bendrų scenų, bet ir konfliktus, įtampą bei intimesnės akimirkas, kurias reikėjo suvaidinti įtikinamai praktiškai nuo pat pirmų filmavimo dienų. Tokiose situacijose aktoriams nėra lengva, nes ekrane turi atrodyti taip, lyg personažai vienas kitą pažinotų jau seniai, nors realybėje patys aktoriai tik pradeda susipažinti. Dėl to Karveliai jiems buvo ne tik dar vienas darbas, bet ir gana rimtas išbandymas. Ypač todėl, kad tai buvo vienas pirmųjų kartų, kai teko nešti didesnį istorijos dalį ant savo pečių. Karoliui Kasperavičiui į vaidmenį padėjo įeiti tikros jo tėvo istorijos. Filmuojant Gaujų karai karvelį, Karoliui Kasperavičiui nereikėjo apie 90-ųjų kriminalinį pasaulį sužinoti vien iš scenarijaus ar interneto. Jo tėvas dirbo prokuroru, todėl Karolis dar nuo jaunystės buvo girdėjęs nemažai tikrųjų istorijų apie to meto nusikalstamas gaujas, žmonės, su kuriais teisėsaugai tekdavo susidurti. Aktorius yra pasakojęs, kad būtent tos tėvo istorijos jam padėjo geriau suprasti laikmetį ir žmonių mąstymą. Karveliai nėra visiškai išgalvota istorija, tai sezonas, kuris buvo įkvėptas realios biržų kriminalinės grupuotės ir 90-ųjų įvykių. Todėl vaidindamas kriminalinio pasaulio žmogų, Karolis galėjo remtis ne tik režisieriaus nurodymais, bet ir tuo, ką pats buvo girdėjęs iš žmogaus, kuris su tokia realybė susidurdavo savo darbe. Karalystė – pirmas toks didelis Gaujų karų išėjimas už Lietuvos ribų. 8 sagos dalis Gaujų karai karalystė išsiskiria tuo, kad dalis filmavimų vyko Londone. Tai jau nebe vien Lietuvos 90-ųjų kriminalinės pasaulis, istorija persikelia į Jungtinę karalystę, kur veikia ir lietuvių organizuotos nusikaltėlių grupės. Serialas yra įkvėptas tikrų įvykių, ši dalis turi 13 serijų, pagrindinė istorija vilkas plečia narkotikų verslą Anglijoje, tačiau konfliktas su buvusiu paranginiu Angiu perauga į naują Gaujų karą. Įdomu ir tai, kad aktoriui Kęstučiui Cicėnui filmavimai Londone sutapo su Sidabrinės gervės apdovanojimais. Jis net negalėjo pasiimti savo apdovanojimo, nes tuo metu buvo būtent karalystės filmavimo aikštelėje Londone. Gaujų karai pirmą kartą taip ryškiai išėjo už Lietuvos ribų ir parodė lietuviško kriminalinio pasaulio istoriją jau Londono gatvėse. Šiam kartui tiek. Parašykite komentaruose, apie kokį filmą ar serialą norėtumėte pamatyti sekantį video. Na, o jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite jo pamėgti bei prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote.